aš jaučiu baimę, nerimą, dažnai negaliu apsispręsti, jaučiu nepasitikėjimą ir visa tai yra čia ir dabar. Tačiau, jeigu aš pradedu ieškoti priežasčių, mano ilgalaikė atmintis mane dažniausiai nukelia į vaikystę. Kodėl? Todėl, kad vaikystėje formuojasi pasaulio suvokimas. Ir vaikystėje yra labai svarbu atliepti pagrindinius gyvybiškai svarbius vaiko poreikius. Tokius kaip jaustis saugiu ir nuolat kontakte, jaustis reikšmingu ir mylimu, jaustis matomu ir girdimu, jaustis švenčiančiu. Todėl labai svarbu švęsti vaikų gimtadienius, kitas šventes. Ir net pasivaikščiojimas ar kelionė yra šventimas. Ir kad bent keli žmonės didžiuotųsi manimi. Jeigu kažkuris iš poreikių yra neatlieptas, visa tai persikelia į mano dabartinį gyvenimą. Tad kaipgi išsispręsti tą būseną, kuri yra čia ir dabar ir kurios šaknis glūdi vaikystėje? Hipnoterapija yra puikus įrankis tą padaryti. Išbandyk. Kviečiu tave užsiregistruoti nemokamai konsultacijai regresinėterapija.com